Prasimankštinom, įsipylėm vandens. Taip, tai galim dabar paspręsti ir antrą. Jau savo, kad trumpa sąlyga atrodo. Gerai, kauliukai galim susikurti iš karto. Nu, šitą jau galim uždaryti, jau krepšinis išanalizuotas. C++ sources. Kauliukai. Vėl galim default kodą pasirašyti šiek tiek. Ne šiek tiek, o normaliai. Nes vėlgi, man atrodo, VB man nedavė jokio source kodo, tai reikėjo nuo nulio viską rašytis. Tai tikriausiai taip ir dabar gali būti vis dar žmonėm. Ok. Ir tada žiūrim, ką čia turim su tais kauliukais. Olimpo dievai. Renka pasaulio valdovą. Ok. 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 Pirmasis pagal pradinį dovanų įrašą. Ok. Ok, atrodo viskas labai paprasto, ne? Nu, reikia žinot, kaip patikrinti, ar skaičius lyginis. Bet tikriausiai mokykloje daug kas tą daro. Tai nekils problemų. Yra. Viskas labai gerai. Aha, įrašos duomenų tipą, vėlgi reikia struktūros. Aha, turėsim Dievą tikriausiai. Dievo kursim struktūrą. Jo, Dievo struktūrą. Nu, ne kasdien Dievą kuriam, bet čia reiks Dievo. Gerai, Dievo vardas. Vardas. 10 pozicijų, vėl pridedam 2 dėl viso pikto. Vardas. Vienas tarpo simbolis. Tų kauliukų įrašai. Kiekvienas mes po ką kauliukų. Kauliukų įrašai. Irgi gali būti iki 10. Tai, tarkim, 12 darom vėl. Taip, ir dar kažko reiks. Vėliau papildysim, jei kažko reiks. Taip, ir tada, kaip visada, iš failo skaityti reiks procedūros, funkcijos. Taip, tai ten turim tą dievų skaičių. Sukuriam dievus. Dievai. Kiek čia jau bus? 50 daugiausiai gali būti, tai pridedam, tarkim, 5. Vėl, nu, galėtum ir 2 pridėti vėl. Kažkiek pridėti man patinka dėl viso pikto. Nu, gera praktika. Ir jo, tada reikia nuskaityti duomenis vėl, kur paduosim tą dievų kiekį ir tos dievus. Kaip visada vėl skaityti duomenis. Voidas, kadangi nereikia, kad kažką grąžintų. Skaityti duomenis. Vėlgi grąžinam n reikšmę per parametrus į mainą, nes kitaip negrįžtų į mainą n reikšmė. Ir čia irgi neparašiau. Ir dievų masyvą čia turim. Taip, tada vėl, kaip galėjau iš praeitos programos nusiskaityti kodą, bet čia ifstream fin vėl. Čia jau udo txt. Nepamirštam uždaryti failą vėliau. Ir labai paprastai pereinam, tiesiog pirmiausia nusiskaitom. Kauliukų skaičiams irgi reiks, int n ir k dar reikia, tai čia irgi reiks n ir k, ir čia irgi. Ta patį padarom ir su kauliukų skaičium, nes mums reikia žinoti, kiek yra dievų ir po kiek tas kiekvienas dievas tų kauliukų meta. Tai nusiskaitom n ir k, tada tiesiog einam kiekvienam tam dievai, nuskaitom jo vardą, tada reikia prisimint,
Kaip mes nuskaitom vardą, nuskaitom su get. Tai yra funkcija, kuri paima tiek, kiek mums reikia tų simbolių ir grąžina į mūsų čarų masyvą. Taip. Visada reikia prisiminti, kai sprendi VBR naudojant get funkciją, tai reikia praignoruoti buvusios eilutės galą, nes dabar čia ieškotų po trejeto, dabar nusiskaitytų tą dvejetą ir trejetą mūsų finas, tas operatorius, kaip ne operatorius, žodžiu, kitaip tikriausiai kitas žodis yra duomenų skaitiklis ir čia ieškotų toliau duomenų, tai mes nepraignoruotum to eilutės galo, tai mums jį ir nuskaitytų, tai mums to nereikia, tai dėl to būtinai kiekvieną kartą prieš skaitydami stringą praignoruojam likusį tą eilutės galą su ignoru ir tada get funkciją naudojam, nurodom į kur mes norim, kad mums grąžintų tą stringą arba simbolių eilutę ir tada nurodom, kiek simbolių mes norim, čia vardas yra 10 pozicijų, bet jei čia rašytum 10, mums neveiktų, visada reikia vienu daugiau visada paimti, nes ką daro get funkcija, tai plus vieną simbolį įdeda tokį null simbolį į masyvo galą. Tai dėl to ir čia svarbu, kad tas vardas būtų daugiau negu 10 ilgio, nes jei naudojam get funkciją, tai į 11 poziciją visada įdės null simbolį. O čia funkcijos deklaracijų internete galit pasiskaityti, rodžiau praeitam epizode, jeigu nematėt, galit pasiskaityti, man atrodo irgi, kai 2011 metų VB kažkurį uždavinį sprendžiau, ten pats Google buvo atsivertas, tai galit pažiūrėti. Bet žodžiu, labai svarbu, kai get funkciją naudojam, čia visada nurodom tiek, kiek vardo yra ilgis plus 1 būtinai, nes nuskaito šitą skaičių minus 1 simbolių. Ir į tą paskutinę vietą įdeda null simbolį. Tai tokia logika. Jo, labai svarbi vieta. Nusiskaitom tą vardą. Ir kas tada? Tada yra tiesiog tie skaičiai. Labai gerai, tada tiesiog einam. K yra tų kauliukų, tik čia jau ne K, o J darom antrą ciklą. Iki K. Ir nusiskaitom to dievo kitojo kauliukų įrašą jo tai. Jo atrodo viskas taip paprastai ir turėtų veikti. Aha, ir vėl F-streamą neįtraukiam. Kad galėtum dirbti su failais, įtraukiam. Ir atrodo... Nu, dar būtų gerai sukurti udo.txt failą, ne? Kadangi jo čia nebuvo, tai... udo.txt. Kadangi jo nebuvo, nu, tai nepakrešino, nes nieko nedarė. Jo, tada turim nusiskaitę jau duomenis ir tada žiūrim, ko toliau mūsų prašo. Panaudojam struktą, tai yra įrašo duomenų tipą, nusiskaitėm su procedūra, su funkcija failo duomenis, reikia surasti valdovą. Nu ką, tada ir ieškom to valdovo, kuris surenka daugiausiai taškų. Na, tai kad nereiktų kurtis ten kintamųjų, galim ant taškai tiesiog susikurti kiekvienam valdovui. O ir iš karto galim nulį padaryti, kad nebūtų nesąmonių, nes tiesiog nuo nulio skaičiuosim tuos taškus. Ir jo, pala mūsų neprašo. Ai, reikia funkcijas. Vėl šitą skaityti duomenis, iš karto galim nudėti į galą, kad po to nepamirštum. Nes jie nori, kad mes pradžioj tik prototipus funkcijų paliktum. Tada vėl mums reiks voido pasirastų valdovą. Galėtum grąžinti palamų reiks rasti valdovo indeksą, galim iš karto čia int. Ir vėl jį paduosim n ir k, nereikia jau šito ženkliuko referenso, nes jau nebereikia mums, kad keistų reikšmę n ir k ir grąžintų į mainą. Čia nieko nebekeisim.
Ir vėlgi dievas dievai masyvą. Vėlgi prie masyvo šito ženkliuko nereikia, nes automatiškai keičiasi reikšmės. Ir jo, tada reikia int valdovo. Indeksas nustatom iš pradžių į nulį, nes arba nulinis bus, arba pakeisim vėliau suradę. Nu ir grąžinsim vėliau tą valdovo indeksą iš funkcijos. Ir kas tada? Ar mums reiks išmest, kiek jis taškų surinko? Išvest į jo surinktų taškų skaičių, tai čia ir turim. Taip, tada reiks suskaičiuoti kiekvienam valdovui, kiek jis taškų surinko, ne? Tai ir einam tada kiekvienam valdovui, kurių turim n. Skaičiuosim jo taškus, žinom, kad iš pradžių taškai yra 0 kiekvieno, čia jokių šiukšlių nėra ir einam tada per jo visus tos to mūsų itojo dievo. Ne, čia jis ką turi tų metimų arba kauliukų įrašų. Ir tada skaičiuojam. Gerai, kaip tada veikia. Lyginiai taškai pridedami, o nelyginiai atimami. Taip, tai nežinot, kaip patikrinti, ar skaičius lyginis, nu, ar daliesi iš bet kokio kito sveikojo skaičiaus, bet koks sveikasis skaičius. Tai tiesiog yra toks operatorius. Mod operatorius angliškai, man atrodo, procentinė dalyba lietuviškai, kuris tiesiog grąžina mums liekaną skaičius iš kažkokio skaičiaus. Pavyzdžiui, 5 procentinė dalyba iš 2 mums būtų, o čia dėsiu, būtų 1. Tarkim, 6 procentinė dalyba iš 2 būtų 0, nes 6 daliesi iš 2, tai liekanos nėra. Tarkim, kokie nors 9, ne 8, tarkim. Arba kaip čia taip gausi. Taip, 8, tarkim, procentinė dalyba iš 3 mums grąžintų liekaną, taip, kadangi liekana būtų 2, tai mums ir grąžintų 2. Nes ne 6 būtų 2 kart 3 ir tada iki to, kad dar vieną kartą pilnai tilptų 3, mums trūksta vieneto, nes liekana lieka 2. Nu, iš matematikos, kas yra liekana, tikriausiai žino daug kas. Nu, jeigu ne, tai tiek užtenka žinoti, tiesiog, kad grąžina liekana tas procento operatorius. Ir ja, tada tiesiog, kad patikrinti, ar skaičius dalysi iš 2, reikia padaryti tą procentinę dalybą iš 2 ir pažiūrėti, ar liekana 0 ar 1. Jeigu 0, tai lyginis, jei 1, tai nelyginis. Tai tiesiog darom ifą, jeigu to mūsų dabartinio itojo dievo kauliukų įrašas juodasis, kurį dabar analizuojam. Paėmus liekana iš 2 yra 0, tai tada jis dalysi iš 2. Tai tada pridedam prie tų mūsų itojo dievo taškų, pridedam tą jo kauliukų įrašą dabartinį. Kitaip, nu jeigu iš 2 procentinė dalyba arba liekana ne 0, tai tik 1 gali būti. Nes, nu, 2 negali būti, nes tada pasidalintų iš 2 dar kažkiek ir liktų vis tiek arba 0 arba 1. O, tai ne 0, tai reiškia, jei nėra lyginis, tai reiškia bus nelyginis, tai nelyginį reikia atimti. Tai tada tiesiog atimam. Bonk. Tiesiog atimam. Jo, aš šiaip nepagalvojau niekada, gal ne visi žmonės žino, kaip šitie operatoriai veikia, bet jo, gal netyčiai kažkas nežino, tai pirmą kartą mato. Tai tiesiog, jeigu norim padaryti tokį veiksmą, tai galim padaryti taip pat tiesiog prie A pridėti B, tiesiog šitaip greičiau užrašom tą patį. Jeigu kažkas netyčia nebuvo matę tokio dalyko. Nu, taip pat veikia su visais kitais operatoriais, su minusu, daugybą, dalybą, procentinę dalybą irgi. Ir su visais ten kitais dar sudėtingesniais operatoriais taip pat veikia.
Jo, ir taip suskaičiuojam taškus. Kiekvieno to dievo iš pradžių 0 yra visi taškai, nepamirštam, kitaip čia reiktų nusinulinti. Ir jo, tada kai rasti dievą su daugiausiai taškų, ne? Aha, ir tada sąlyga, jeigu ne vienas skyrius daugiausia kartų išmetė kauliukus sulyginęs skaičium, ne? Aha, tai galim čia ir skaičiuoti kiekvienam tam dievui, int išmeti lyginių kauliukų, iš pradžių 0, tai jeigu čia išmetė tą liekaną 0, tai reiškia lyginį kauliuką. Tai skaičiuojam, kiek pridedam vienetą prie to, kiek jis išmetė tų lyginių kauliukų. Ir taip jau šitą turėsim, skaičiuosim, kuris daugiausia kartų išmetė lyginį kauliuką. Ir tuo atveju yra keli vienodai, tada bus pirmesnis pagal pradinį duomenų sąrašą, tai labai gerai. Šitą labai lengvai galima įvykdyti. Taip, tai galima iš karto ieškoti int daugiausia iš, ne, kaip čia. Daugiausia surinko taškų, ne? Aha, čia jau reikia labai atsargiai pradinę reikšmę nustatinėti. Nes į nelyginiai atimami, tai čia gali būti ir neigiamas taškų skaičius, o ne visi skaičiai nelyginiai. Tai gerai, tarkim iš pradžių nustatom. Tarkim iš pradžių nenustatom, tai čia šiukšlinė reikšmė. Tai labai svarbu mums jos ir nepanaudoti, kad tiesiog jeigu I yra 0, tai mes ir nustatom tą daugiausia surinko taškų ir yra kiek tas mūsų pirmasis dievas surinko taškų. Tai čia, kad šiukšlinė reikšmė nesvarbu, nes kai I yra 0, tai mes pakeičiam ją iš karto į tą mūsų pradinę reikšmę, kurią norėtum turėti. Nes čia labai pavojinga yra dėti ar 0, nes gali būti, kad nei vienas nesurinks daugiau nei 0. Tai jo, dėl to tokiais atvejais, kai nežinom, kaip gali būti, tai saugiausia pradinė reikšmė nustatyti kažkokią reikšmę iš tų jau turimų. Tai čia pradinė mūsų reikšmė bus tiesiog kiek tas pirmasis dievas, nu, čia 0, aišku, surinko tų taškų. Nu, arba galėtum šitą ciklą prasukti ir vėliau dar sukti atskirą ciklą, kur čia dėtum tą daugiausia lygų. Daugiausia taškų čia ir nuskirtum to 0 taškus ir čia vėliau galėtum ten rašyti kodą pagal tai. Bet aš noriu sutaupyti biškį vietos tiesiog. Nors blemba, gal jums aiškiau būtų, jei nesutaupyčiau. Manau, ir taip suprasit viskas, kas čia vyksta. Jo, tai čia tiesiog nustatom pradinę reikšmę to daugiausia surinkimo taškų. O čia paliekam šiukšlinę, nes kol kas nesvarbu. O čia jau įtampa nebe šiukšlinė, o to 0 dievo arba pirmojo dievo realybės standartais. Jo, ir tada jau žiūrim. Ieškom to, kuris surinko daugiausia taškų, tai tada jau žiūrim. Jeigu tas mūsų dabartinis dievas surinko daugiau taškų negu dabartinis surinktų taškų skaičius. Nu, čia aišku, kai 0, tai jau šitas ifas nevyks, nes čia bus ne daugiau, o bus lygo, nes jau priskyrėm tą reikšmę. Bet jeigu surinko daugiau jau, negu kažkokia nešiukšlinė reikšmė, o kažkoks buvęs daugiausias. Aha, tik tada čia reikia jau atsargiai žiūrėti. Nu gerai, jeigu daugiau, tai tikrai tada mūsų tas valdovas yra jau valdovo indeksas yra dabartinis ir daugiausia surinko taškų tikrai yra tas naujas dievas laimėtojas, kiek jis taškų surinko. Bet prieš tai, jeigu, nu čia aišku galėtum dėti daugiau lygų, bet atskira mife bus aiškiau, manau. Jo, jeigu yra keli, kurie surinko daugiausia taškų, tai tada reikia atkreipti dėmesį. Ne, va čia vat. Jei keli, kurie surinko daugiausia taškų, kad tada valdovų turi būti tas, kuris daugiausia kartų išmetė kauliukus su lyginiu skaičiumi taškų, ne? Tai jeigu dievas tasis surinko tiek pat taškų,
kiek mūsų tas kažkoks dievas prieš tai. Tada reikia žiūrėti, ar jis surinko. Ne, pala mes galim lyginti su valdovu. Jo valdovo indeksu. Jo, nes galėtų susikurti atskirą kintamąjį, kuris saugotų kaip ir valdovo išmestų lyginių kauliukų kiekiai. Bet mes galim tiesiog šičia saugotis. Nors, blemba, realiai nebūtų skirtumo, ar aš čia sukurčiau, ar ten. Realiai tas pats. Tai galim čia, tarkim, susikurti int valdovo išmesti lyginiai žodžiu. Priskiriam nuliui. Ir jo, tik tada svarbu, kad jeigu keičiam valdovą, tai tada keičiam ne tik kiek daugiausia surinko taškų, bet ir valdovo išmesti lyginiai yra tik blem. Aha, čia labai durnoje vietoje šitą sukūriau, dieve padėk. Prieš ciklą reikia sukurti kintamąjį, jeigu norime, kad jis egzistuotų ir po ciklo. Jo, gerai, kad, kaip sakoma, pasitaisėme. Labai gėda, bet pasitaiko visko. Būtum padebuginę ir pataisę, bet čia tada valdovo išmesti lyginiai. Yra tiek šitas mūsų rytasis, dabartinis dievas išmetė lyginių kauliukų. Ir jo, tada šičia reikia lyginti, jeigu čia gal pakomentuoti reiktų. Priskiriame pradinę valdovo taškų reikšmę. Nu, čia kaip ir blema, gal nereikia komentuoti, nu čia visai aišku. Tikriname, ar nereikia priskirti naują valdovo. Gerai. Tai jeigu lygu, tada reikia patikrinti šitas dvi sąlygas. Vėlgi reikia pažiūrėti, jeigu surinko tiek pat taškų, kiek mūsų dabartinis valdovas. Tada reikia patikrinti, ar išmetė lyginių kauliukų, kuris yra mūsų dabartinis tas valdovas, kiek išmetė. Jeigu yra daugiau negu valdovas, kiek išmetęs, nu, dabartinis valdovas, kuris bando tapti valdovu. Tai tada vėlgi radom naują valdovą. Jeigu šitas dabartinis išmetė daugiau negu praeitas tų lyginių kauliukų, tai tada vėl radom naują valdovą. Jo, tada valdovo išmesti lyginiai yra šito lyginiai. Jo, čia galėtum dėti daugiau lygų, jeigu čia būtų sąlyga, kad būtų ne pirmesnis pagal failą, o paskesnis, ar koks būtų žodis. O paskutinis failą, žodžiu, jeigu būtų, tada čia galėtum dėti ne daugiau, o daugiau lygų. Ir tada net jeigu tiek pat išmetė tų lyginių, tai tiesiog tada valdovas būtų tas, kuris surinko daugiausia taškų ir paskutinis failė išmetė daugiausia lyginių kauliukų. Bet kadangi čia reikia pirmesnio, tai jeigu kažkoks surinko tiek pat taškų ir išmetė tiek pat lyginių kauliukų, tai mums nereikia keisti valdovo reikšmės ir taip jie išliks pradinė failė esanti pirmiausia. Jo, ir atrodo viskas gerai. Sveikas švameri. Nu gerai, pripažinsiu, sudėtinga funkcija šiek tiek. Galėtum išskaidyti dalis, kad būtų aiškiau. Bet aš, kadangi viską paaiškinu, ir čia ne darbovietė kažkokia, tai leidžiu savo daryti tokią funkciją. Nu, bet čia nėra nieko sudėtingo. Tiesiog 3 ifai, daug kodo, bet logiški ifai. Pirmiausia, pradinę valdovo reikšmę priskiriam, jeigu į 0. Ir tada tiesiog šitą vat sąlygą, šitą vat tikrinimą, kad jeigu tiesiog šitą vat užrašom kodu realiai, literaliai, tiesiog į tos žodžius perrašom kodu tiesiog, kad jo, jeigu tiek pat taškų turi, tada tikrinam tas 2 sąlygas lyginių kauliukų, kiek išmetė. Nu, jeigu turi daugiau, tai, nu, aišku, tada
automatiškai jis jau turėtų bandyti tapti tuo nauju valdovu. Ir manau, kad taip ir turėtų sėkmingai surasti. Na, man reikia panaudoti int valdovo indeksas. Ir yra tada rasti valdovo indeksą. Duodam nk ir dievus. Ir galim vėl nukelti šitą funkciją iš karto į galą, palikti ten tik pamirštu visą šitą žodį. Prototipą, ne, taip, lygiai ir vadinasi. Jo, nu ir žiūrim, ar kompiliuoja bent jau. O, kompiliuoja, ok, ranina netgi. Ok. Ir tada ką mums reikia išvesti? Vėl nusiskaitėm su funkcija, suradom su funkcija, o išvest neprašo funkcijos, tai galime eina ir daryti offstream vėlgi out, vėlgi udures, nepamirštam vėliau uždaryti failą, jo inputą irgi nepamiršau uždaryti. Ir jo. Tada vėl čia bus tą vardą išvest, bus taip pat kaip praeitam epizode. 2011 metų antrą uždavinį, jei nematėt, galite pasižiūrėti. Tai ten yra svarbus dalykas, kad kai mes išvedinėjom, jeigu mes norim, kad tam tikrą simbolių kiekį išvestų, net kai vardas yra trumpesnis, tai mes tada turim panaudoti setv funkciją, kad mums reiks būtinai 10 simbolių išvest. Ir kadangi mes po to tą vardą išvedinėsim tarp tų 10 simbolių, tai mums reikia nurodyti, kad jis būtų kairiai iš tų 10 simbolių eilutės, nes defaultiškai jis yra dešiniai. Tai tada dėl to mes čia parašom left, kad jis atsidurtų kairiai. Ir išmetam vardą, išvedam. Ir jos yra tų taškų skaičius ir turim tą vedam tarpelį ir dievas valdovo indeksas taškai. Jo tik setv reikia includint jo manypa, man atrodo, jei neklystu. Turėtų tada viskas veikti. Aha, vardas yra vėlgi dievo valdovo indeksas. Nu, čia labai gavosi jau. Ilgai eilutė. Gerai, pala, kad būtų gražiau. Gal šitaip išskaidau. Jo, taip gražiau bus. Aha. Ir aš kažkur užčiaukinau. Gerai. Gerai, įtariu, kad šitoje vietoje kažkas yra blogai, ne? Aha, taško nepadėjau čia. Ja. Taškas vardas. Vis kaip įdomiai debuginam. Ne tai, kad čia ieško klaidos, o kažkas su operatorium klaidą daro. Keista. Jo, tiesiog taško nepadėjau. Aha. Ir mums pirmiausia blogai suskaičiuoja ir blogai išveda vis tiek be tarpų. Nu, gerai, draugai. Sakoma, bus ką padebuginti, bus įdomu. Jei iš pirmo karto gautasi, būtų neįdomu. Gerai. Tai pirmiausia, mums blogai suskaičiuoja taškus dievų, ne? Tai laikas padebuginti, ne? Pirmiausia, pažiūrim, kiek suskaičiuoja taškų kiekvieno dievo. 2 ir 0, ne? O čia atsakymė gaunasi 14 taškų. Pala, tai galvoja, čia susisumoja tiesiog šitie, ne? Jo, tai lygiai ir normaliai, čia turėtų viskas susisumuoti. Bet galvoju.
Vėl nesusisumuoja. Jeigu dalysi iš 2, tai turėtų čia įeiti ir sumuotis, ane? Lyg ir atrodo normaliai. Ar čia į šitą ciklą neįeina? Pala. Pirmiausia, pažiūrėm, ar čia pereina per visus kauliukus. Čia tarkim šitaip ir čia. Šitą padarom. Nu gerai, tarkim pažiūrim. Aha, nusiskaito netgi blogai. Pala, ar aš sukūriau input failą? Sukūriau. Aha, tai ar mano getas šūdą padaro? Pala, aš galvoju. A, taip, taip, taip. Čia svarbu, kad jie padaro tarpus, o aš nenuskopijau tarpų. Jo, kiek čia tarpų, tiek padeda čia tiek tarpų, kiek bus iki 10 simbolių. Gerai, kadangi čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai reikia dar 4 tarpų. 1, 2, 3, 4 ir tarpas prieš skaičius 5. Čia yra 4, o tai trūksta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jo, nes kaip mato, čia jie padeda būtinai tarpus. Jo, nes 10 simbolių alokuoja, kaip ir priskiria vardui. Tai mums irgi reikia duomenų failę pasidėti tos tarpus. Nes galvoju, kai tokią nesąmonę išveda, tai kažkas jau turi būti blogai su pačiu importu. Ne, čia šitą ištrinam. Dabar turėtų viskas būti gerai. Jo, išveda, kad hera ir 14. Jo, ir išveda gražiai, viskas logiška. Nu, tarkim, padarykim testą. Būtų juokinga, jeigu būtų tik neigiami skaičiai. Tarkim, jei visi būtų nelyginiai, tarkim, koks nors 3, 5 ir 7. Čia būtų koks nors 8, ne, 9, 11 ir 13. Tada turėtų būti neigiamas skaičius taškų pas visus. Ir daugiausia turėtų būti tas skaičius, kuris arčiausiai 0. Jo, tada laimėtų Hermis su minus 15, nes jo tas skaičius mažiau neigiamas negu Heros, nes Heros būtų minus, kiek čia, 33. Jo, tada galim patikrinti, kas būtų, jeigu jie po tiek pat surinktų. Tarkim, jeigu būtų 5, 6 ir 7 abiejų. Nu, tada laimėtojų turėtų Hermį priskirti, nes jis pirmas failė yra. O ne Hera. Jo, ir priskiria Hermį su minus 6. Jo, tiesiog atima iš 6 atima 12 ir gauna minus 6. Jo, tai juokinga, kad ir neigiami gali būti taškai pas visus, bet vėlgi. Pradinis inputas, toks paprastesnis. Na, bet būtų naudinga pagalvoti visada, ar gali būti kažkokių sunkesnių testų. Būna žmonės tiesiog šitas testas įsiveikia ir jie galvoja, kad viskas būtinai gerai, bet ne visada tas testas patikrina tos corner cases vadinamus, kaip gali būti kažkoks testas, kuriam neveiks programa. Jo, bet atrodo lygiai yra viską čia gerai. Ištestavom. Ai, dar šito neištestavom. Ne, jeigu bus keli, kurie surinks tiek pat taškų, bet lyginių kauliukų daugiau išves, ne? O tai tarkim, jeigu jie surinko tiek pat taškų, aha, lyginių kauliukų, nu tarkim šitas, gerai, kad paprasčiau būtų 2, 4, 6, net 3 lyginiai, suma 12. Nu, šitas tarkim 14 išmeta ir tada 1, 1, tai yra atima po 1, tai ir gausis irgi suma 12. Tai čia turėtų išvesti atsakymą, kad laimi Hermis su 12, o ne Hera. Jo, Hermis laimi su 12. Ir jo.
Ar yra dar ką ištestuot? Na jo, galima apkeisti vietom. Jeigu šitas surenka 14, 1, 1, o šitas surenka 2, 4 ir 6, tai tada, kadangi šita hera išmeta daugiau lyginių, ji turėtų laimėti. Jau nebe Hermes, o hera turėtų laimėti. Nes ji išmetė daugiau lyginių. Jep, ir jie ir laimė. Tai atrodo tikrai kodas veikia, nesąmonių nepridarėm. Nusiskaitom viską gerai. 10 simbolių, kurie būtinai bus 10. Suskaitom kauliukus. Nu, tada šiek tiek sudėtinga rasti valdovo funkciją, nu, bet sąlyga tokia ilga, kur tiesiog reikia įvykdyti jos reikalavimus. Suskaičiuoti reikia, kiek išmeta lyginių kauliukų, suskaičiuoti taškus. Ir tada tiesiog lyginti. Visada, jeigu daugiau taškų išmeta, tai aišku, natūraliai. Jeigu surenka daugiau taškų, tai jau natūraliai naujas valdovas. Jeigu tiek pat, tai reikia tada palyginti. Ar išmeti daugiau lyginių kauliukų, ar ne. Ir tiesiog labai paprastai išvedam tiesiog vardą ir taškų kiekį. Atrodo, šitas uždavinys paprastesnis už pirmą, ne? Nes ten tiek daug reikia visko daryti tam pirmam. O antras, net tai dažniausiai būna sunkesnis. Šiuo atveju, manau, net lengvesnis gausi, nes daug greičiau išsisprendžia. Ir neprašo nesąmoningų funkcijų daryti, kurios nepadeda mums išspręsti uždavinio greičiau. Jo, tai gal čia nekomentavom mes nieko? Ar komentavom? Nu, pakomentuokim daugiau, čia nesuskaičiuojame. Dievo taškus ir kiek išmetė lyginių kauliukų. Čia kablelį tikriausiai reikia. Čia išvedame rezultatus. Susikuriame kintamuosius ir nusiskaitome duomenis. Surandame valdovą. Jop, tai pažiūrim, ar vykdėm reikalavimus, panaudojam įrašų tipą, tai yra struktą. Panaudojam funkciją duomenims iš failo skaityti, funkciją skaityti ir surasti valdovą. Vėlgi pakompailinam, jokių konsoliai neišveda nieko. Ir jau atrodo paprastesnis tikrai uždavinys už pirmą. Nu, sunkiausia, ką čia reikia žinoti, tą dalybą iš dviejų, kaip rasti, ar skaičius dalies iš dviejų. Nu ir su ifais čia reikia nepridaryti nesąmonių, reikia suskaičiuoti tos lyginius kauliukus. Ir ši čia sunkiausia dalis, čia labai prigauna jaučiu žmonės, kur ne visi čia teisingai padaro, arba ne pirmą failę suranda daugiausia taškų surinkusį, arba neteisingai padaro, kad jeigu tiek pat taškų surinko, kad jeigu daugiau lyginių kauliukų išmetė, kad tada jis turi tapti valdovu irgi. Tai čia tikriausiai dažniausiai klydo žmonės įsivaizduoja šitam uždavinį. Nu, arba nespėjo išspręsti, jeigu neišsprendė. Bet jo, net ir papildomų testų pasidarėm, viską gerai išsprendėm, atrodo, viskas veikia. Jo komentavom, naudojom. Rašybos taisyklių laikėmės, vientisą stilių irgi išlaikėm. Jo, tai čia nepraleidom daug laiko, nes jau praeito kartą prisiminėm, kaip tą nuskaityti vardą tam tikro ilgio ir kaip išvesti tam tikro ilgio, net jeigu jis trumpesnis už tą nurodytą ilgį. Nu, tai jei nesupratot, galite pažiūrėti vėlgi praeitus epizodus, 2.11 antrą uždavinį. Jei supratot, tai tiek žinių tada. Geras, visai fainas uždavinys, paprastas, trumpa sąlyga, jokių nesąmonių. Man tikrai patiko.